Leis sau perkelt savo dėmesį į kūno pojūčius. Ir tiesiog pastebėk, kad sėdi. Pastebėk, kad žinojai tai net prieš tai, kai aš paklausiau, bet tik buvo nesvarbu. O dabar gali jausti visais pojūčiais, iš kurių žinai, kad sėdi, kad esi čia. Nes tu esi čia. Ir gali duoti erdvės, vietos, laiko visom mintim, vaizdam, jausmam. Tiesiog viskam, kas dabar tavyje vyksta. Ir gali leisti savo su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu dar labiau pasinerti pojūčius. Tiesiog pastebėti, kaip jie juda, kur jie juda. Ir tau visiškai nebūtina jos pavadinti, suprast, išsiaiškinti. Ir kartais nuo didelio kažkokio įkvėpimo ir tokio susijaudinimo ir smagumo negalim sustot ir ilsėtis. O kartais iš baimės, kaltės ar nerimo lygiai taip pat negalim sustot ir ilsėtis. Tai ką jeigu pakviestum poilsį? Tiesiog poilsį. Jei protas dabar biški nesupranta apie ką čia, tai pirmiausiai tai yra pauzė. Gali viduje tokia, žinai, op, pauzė. Kelias sekundės. Ir vėl viskas gali suktis, judėti, rūpėti. Ir kai tu įsileidi poilsį, gali sustoti pastanga, spaudimas, vertimas, bandymas padaryti kažką gerai ir teisingai. Tai kartais taip būna uždrausta, ypač žmonės, kurie jaučiasi, įsivaizduoja ir tapatina save su stipriais, aktyviais, labai energingais. Dažnai būna visiškai uždraudę savo poilsį, nes jis atrodo kaip sustoti, suglebti, būti silpnu, nieko neveikti, kas yra siaubas, nes tada nedaug Dieve patiks ir amžinai nieko neveiksiu. Bet dabar čia yra laikas tau, kad tu pasirūpintum savim. O rūpinimasis savimi prasideda nuo meilės savo. O meilė savo nuo leidimo. Nutikti jausmam, mintim ir pojūčiam taip, kaip jie dabar nutinka. Nuo atviro, švelnaus,
smalsaus buvimo su viskuo, ką dabar patiri. Ir gali įsileisti tai, kas juda, tai, kas ateina. Ir leist baigtis, leist išeiti tam, kas jau baigėsi. Jeigu ilgai ieškojai ar bandėjai suprasti ar išmokti, tai kas ta meilė yra, tai gali atrodyti kaip kažkas sudėtinga. Arba kartais turi kokį ypatingą prisiminimą, kurį užskaitai, va čia tai jau toks teisinga meilė, va čia tai jau toksai, tikras patyrimas. Ir tada, kai jau nusprendžiam, kai jau apibrėžiam, kai sudedam tai į dėžutę, tai pradedam bandyti pakartoti tą prisiminimą ir nesigauna. Tai ką, jeigu tau nereikia pakartot jokio įsivaizduojamo patyrimo, to kaip tai turėtų jaustis teisingai, gerai, kaip jautėsi anksčiau, gali tiesiog taip kaip kvėpavimui leisti judėti. Kai tu įkvepi ir iškvepi. Ir nieko su to nedarai. Tu tiesiog kvėpuoji. Kol aš to nesakiau, gal net nekreipi tai dėmesį išvis. Tai gali tokį patį lengvumą, laisvumą pasiūlyti. Pojūčiam. Emocijom, jausmam, mintim, prisiminimam ir fantazijom. Dabar. Ir kartais, kai būna neramu ar baisu bandyti kažką naujo, tai tik todėl, kad pamiršai savo galią. O tavo galia yra ta, kad jeigu nepatiks, visada galėsi grįžti prie seno ir toliau daryti, ką darai. Tai gali savo dėmesį pasiūlyti dar daugiau švelnumo, atvirumo. Tokį švelnų apkabinimą viskam, ką tavo dėmesys pastebi. Taip tarsi bėgioji po tokią šventinę aikštę ir ten pilna žmonių ir tu pamatai ką nors ir maždaug toks, kai būna per kokius naujus metus, kur sveikinu ir visi apsikabinėja. Tai ir tu taip, matai kažką savyje ir apkabini. Ir matai kažką kito savyje ir tu čia ir apkabini. Ir pasmalsauk, gal kažką galima apkabinti tavo galvos pojūčiuose. O gal yra ką apkabinti kaklo srity. Ir leis savo dėmesį leistis dar žemiau į krūtinę ir nugarą. Ir ten pribėgi ir taip, sveikinu ir apkabini. Tai gali leis savo tokią nerimtą, paprastą meilės pasireiškimą.
švelniai, smalsiai. Ir leis savo dėmesį keliauti pilvą ir nugaros apačią. Gal ir ten yra ką apkabinti. Ir pajaust rankas ir pastebėti visus pojūčius. Ir kai tik pastebėjai kažką, malonu, nemalonu, patinka, nepatinka, apkabini. Ir gali leist savo pajausti visą dubens sritį. Ir visus pojūčius apkabinti. Ir leist savo keliauti kojom žemyn, per šlaunis, blauzdas iki pat pėdų. Ir viską ten apkabinti, nes ir čia aš, ir čia aš, ir čia aš. Ir gali dar prie viso to apglėbt ir smalsiai apkabinti savo protą, visą mąstymą, atmintį, archyvus, kuriuos jis atsineša. Ir kai yra lengvumas, leidimas viskam nutekti, nes viskas apkabinta, tai gali pripažinti poilsį. Taip kaip yra, taip kaip dabar esi. Tiesiog poilsis. Kartu su viskuo, ką patiri. Kartu su viskuo, kas yra. Ir dabar tiesiog leis sau patirti ir ilsėtis. Nes tai meilė, kuri yra prieinama. Ilsisi viskas. Viskas, ką patiri. Ir leis savo keletą kartų giliai kvėp, iškvėpdamas pereik dėmesio visą kūną iki pat pėdų. Ir dar kartą. Ir kai būsi pasiruošęs, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.